Labadiena, aš esu Arvydas Pacevičius, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas, profesorius. Ir šiandien norėčiau pasidalinti naujausiais tyrimų duomenimis, aišku, apriepiant ir tai, kas seniau buvo padaryta, susisteminant tuos duomenis apie Vilniaus universiteto profesorių asmeninės bibliotekas. Tačiau tai, ką šiandien kalbėsiu, svarbu tuo požiūriu, kad mėginsiu pasižiūrėti į vadinamos antrinės rinkos Vilniuje funkcionavimą XIX amžiaus pradžioje. Taigi asmeninių bibliotekų raida, likimai kasdienio gyvenimo kontekste yra dar pakankamai mažai tyrinėti dalykai. Galima kalbėti apie vilniečių daiktų pasaulį, kadangi knygos sudarė svarbę dalį tarp kasdienio namų apyvokos, kasdienių daiktų. Svarstymo objektas Vilniaus universiteto profesūros asmeniniai rinkiniai. Vilniaus universitetas 1795–1832 metais kaip centrinė senosios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinės intelektinio, kultūrinio gyvenimo ašis. Lieka neatsakytų klausimų apie privatų akademinės bendruomenės gyvenimą, kuriame svarbu vaidmenį atliko knyga. Tai buvo turtas, kuris buvo kaupiamas palengva, bet kryptingai, užpildant institucinių bibliotekų spragas, aprūpinant savo biblioteką naujausią Vakarų Europoje leistą mokslinę literatūrą, kurios Vilniuje trūko dėl įvairių priežasčių. Apribotų ryšių su mokslo centrais, paskesniosios cenzūros ir kitų carinės Rusijos vykdomų suvaržymų. Tyrimo laikotarpis 1803–1832 metai nuo universiteto atkūrimo iki uždarimo. Raktinis terminas šiame tyrime buvo antrinė knygų rinka. Dar jisai mūsų istoriografijoje nėra pakankamai dažnai naudojamas. Tai yra tiesioginis vertimas iš anglų kalbos, secondary book market. Ir antrinė knygų rinka čia yra suprantama kaip institucijos, procesai, susiję su jau pagaminto ir bent kartą parduoto, panaudotų knygų asortimento apyvarta. Čia aš remiuosi lenkų mokslininku Gžegožu Niečiu, kuris yra knygą išleidęs neseniai apie antrinę knygų rinką. Nagrinėjant antrinę knygų rinką, dėmesys fokusuojamas į taip vadinamą bibliotekos medžiagą, kuri anksčiau disponavo arba kurią išleido plačiai apibrėžtas gamintojas. Lietuvoje dažniau vartojamas antikvarinių knygų rinkos terminas, bet jis yra siauras, nes šiuo atveju kalbame ne tik apie senų ir vertingų knygų sklaidą, bet ir neseniai išleistų knygų apyvartą. Na ir dar viena pastaba, kad kalbame apie rinką. Taigi turime omeny visų pirma prekinius piniginius santykius, todėl šiame pristatyme ir tyrime buvo didesnis dėmesys kreipiamas ne į dovanojimus, ne į mecenatystę, apie tai yra nemažai tyrimų padaryta, bet į knygų pirkimus, pardavimus, taip pat paveldėjimo aspektus. Na ir teorinių pagrindų, trumpai tariant, šią temą plėtodamas rėmiausi kolektyvinės profesorių biografijos arba perfrazuojant britų tyrinėtojo Jameso Reiveno įžvalgas, aiškinausi, kaip knygų rinkiniai yra išreikšta autobiografija, kurią galima suvokti kaip tekstą. Kitaip tariant, asmeninė biblioteka gali būti savininko asmenybės išraiška ir tapatumo atspindys, kurį tyrinėtojas turi perskaityti, iškoduoti, įkontekstinti. Šiuo atveju įkontekstinimas reiškia Vilniaus miesto aplinkos atskleidimą. O štai kolektyvinės biografijos arba prozopografijos tyrimų požiūriu man imponuoja naujas aktualus Liudo Jovaišos darbas, skirtas Lietuvos eksjėzuitų likimams po Jėzaus draugijos panaikinimo 1773 metais. Tikėsimės, kad Jovaišos darbas, monografija, kurioje esama įdomios medžiagos apie Vilniaus universiteto profesorius eksjėzuitus, Tadą Kundzičių, Pranciškų Norvaišą, Juozapą Mickevičių, Dovydą Pilchovskį, Martyną Počobitą bus greitai publikuotas. Na, o tiesiant tiltus tarp LDK
Ir XIX amžiaus knygų pasaulio aktualios yra Aivario Ragausko, Stasio Samalavičiaus, Jolitos Arcevičienės publikacijos skirtos Vilniečių knygų rinkiniams. Kas paskatino imtis tyrimo? Tyrimas yra tęstinis, pavyko surinkti aktualios medžiagos, publikuojant straipsnius, rengiant ir leidžiant knygas skirtas Vilniaus universiteto bibliotekos istorijai. Antra paskata – tai Vilniaus universiteto 450 metų jubiliejui skirti darbai, monografijos, Vilniaus universiteto profesorių asmeninės bibliotekos 1803–32 metais rengimas. Na ir dar vienas, bene pagrindinis akstinas paskata buvo 2025 metų vasaros pradžioje laimėta Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendija darbui Antrinė knygų rinka Vilniuje, 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pirmoji pusė. Tai paskatino atlikti preliminarius tyrimus archyvuose, kurie dar tebevyksta, pasigilinti antrinės knygų rinkos funkcionavimą Vilniuje, atsirinkti svarbias publikacijas 19 amžiaus spaudoje, visų pirma Kurjerį Litevskį, susipažinti su Vilniaus magistrato archyvo dokumentais ir kitais šaltiniais bei istoriografija. Ką galima pasakyti apie knygų plitimo kelius XIX amžiaus Vilniuje? Vilniuje knygos plito tradiciniais LDK knygininkų išmintais keliais. 18 amžiaus Vilniuje veikė apie 60 knygrišių ir buvo 12 knygynų savininkų. Mikalojaus Zuro, Ferdinando Seidelio, Jono Juozapo Vežbovskio. Svarbu, kad buvo įsteigtas didelis iš užsienio atvežtų knygų Rygerio ir Kloko knygynas, kurio asortimentas pristatytas 1760 metais parengtame pirmame Lietuvos komercinėme reklaminėme kataloge. Svarbu, kad 18 amžiaus Vilniuje buvo aiškiai atskirta, kas prekiauja vietinėmis knygomis išleistomis Lietuvos spaustuvėse ir kas prekiauja atvežtinėmis knygomis iš užsienio. Taigi buvo tam tikra lyg ir specializacija, bet iš esmės tokia situacija lėmė konkurenciją ir svarbu, kad panaši situacija išliko ir XIX amžiui. Aišku, jinai keitėsi, bet tarkime XIX amžiuje atsidūrus Vilniui Rusijos informacinėje erdvėje, Rusijos imperija pradėjo reguliuoti ir mėgino gauti pajamų iš įvežamų knygų muitų, tačiau Vilniaus universitetui, tuo meto rektoriui Jeronimui Strojnovskiui pavyko įtikinti per globėją universiteto Adomą Jurgį Čartoriskį valdžią Sankt Peterburge, kad apdėti muitais įvežamų knygų ir sukelti tam tikras problemas muitinėse, tikrinant tos procedūros yra pakankamai ilgos, yra nenaudinga, nes čia buvo plėtojama visa švietimo struktūra ir universitetas, ir jam pavaldžios mokyklos. Ir čia noriu pacituoti vieną svarbę ištrauką apie šitą situaciją, tai yra 1803 metų pranešimas Čartoriskiui, Vilniaus universiteto rektoriaus. Taigi citatos pradžia. Dėl nuolatinės Vilniaus miesto komunikacijos su daugeliu svarbiausių Europos prekybinių miestų, universitetas gana lengvai gali atsigabenti knygų iš Paryžiaus už paryžietišką kainą, pridėjus 10% transportavimo išlaidų. Knygų siuntimas į Vilnių iš Sankt Peterburgo gali būti sunkesnis ir brangesnis nei jų gabenimas iš tolimiausių vietų per Leipcigą ar Karaliaučių, nes tarp jų ir Vilniaus kursuoja įprasti vežikai su transportu. Taigi matome, kad 1803 metais dar yra aiškus supratimas ir aiški infrastruktūra, kuri funkcionavo Vilniuje nuo galbūt 17 amžiaus. Ir, kaip jau minėjau, universitetas gavo leidimą gabenti knygas naudingiausiais keliais, kaip rašoma tuo metu dokumentuose, išvengiant muitinių procedūrų ir mokesčių. Ir įdomu, kad tokia situacija tęsėsi praktiškai iki universiteto uždarymo 1832 metais.
nors istoriografijoje manoma, kad po 1823-4 metų Filomatų Filaretų bylų čia, na, sakykime, viskas buvo užgniaužta, įsigalėjo cenzūra, tačiau taip nebuvo. Aišku, ta cenzūra, paskesnioji, represinė, tikrai buvo įsukta, tačiau vis tik buvo laikomasi to dar XIX amžiaus pradžioj priimto sprendimo gabenti knygas naudingiausiais keliais, kuo mažiau trukdant. Kalbant apie knygų plitimo kelius, negalima nepaminėti, čia būtų atskira labai įdomi tema, knygų užsienyje mokslinių išvykų metu įsigijimo, nes Vilniaus universitetas siųsdavo gabiausius jaunus mokslininkus į užsienį, į Vokietiją, Italiją, Austriją, ir tų išvykų metu, kaip rodo naujausi tyrimai, daugelis mokslininkų įsigydavo, pirkdavo knygas pagal universiteto užsakymą, reiškia Vilniaus universiteto bibliotekai. Čia juos konsultuodavo žinomas bibliotekininkas, bibliografas Kazimieras Kontrimas, kuris gerai išmanė tą visą knygų rinką. Na ir antra, tie mokslininkai, ne visi aišku, bet kai kurie sugebėdavo dėl tų kainų skirtumo susidariusio įsigyti daug ir labai vertingų, brangių knygų savo asmeniniams bibliotekoms. Aišku, kyla klausimas, kaip jie jas ten atsigabendavo, tai kaip rodo tyrimai, siunčiant knygas universitetui, būdavo atskirai supakuojamos ir tuos didesnius siuntinius sudedamos ir knygos asmeniniams reikmėms. Tarp tokių aktyviausių tiek universiteto, tiek asmeninių bibliotekų užsienyje komplektuotojų paminėtinas Mykolas Bobrovskis, Valerijonas Gurskis, Vincentas Gerberskis, Steponas Tubelevičius, Mikalojus Menovskis. Turime Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomą knygą priklausiusią profesoriui medikui Menovskiui su įrašu, kad, reiškia, yra jo parašas ir įrašas, kad jis dovanoja šitą knygą Vilniaus universiteto rektoriui Pelikanui. Ypač daug knygų užsienyje savo bibliotekai įsigijo Mykolas Pelka-Polinskis, žinomos didelės, vienos galbūt didžiausių Vilniuje XIX amžiaus viduryje bibliotekos savininkas Mykolas Pelka-Polinskis. Jis buvo matematikas, mirė 1848 metais, taigi korespondencija su Kazimieru Kontrimu, jo išlikęs dienoraštis Pelkos Polinskio rodo, kad pagrindą savo šitą asmeninę biblioteką, jinai funkcionavo ir buvo žinoma visame Vilniuje jau po universiteto uždarimo, tačiau pagrindų šitai bibliotekai jis padėjo būtent mokslinės kelionės Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje metu. Beje, jo bibliotekoje XIX amžiaus viduryje buvo apie 12 000 tomų. Tiek spaudinių, tiek ir vertingų rankraščių, estampų, žemėlapių. Taigi, dar kelios knygos iš Vrublevskių bibliotekos priklausiusios Mykolui Pelkai-Polinskiui, jis jas žymėjo kukliai MPP, Michal Pelka-Polinski. Ir kaip matome, taip, tarkime, štai šita knyga gražiai įrišta, tai vėlgi rodo, kad, skirtingai nuo kitų profesorių, ne visų, tačiau nemažai profesorių mažiau dėmesio skiria estetiniai knygų išvaizdai, Pelka-Polinskis tikrai rūpinosi savo knygomis. Beje, šita knyga ir kita knyga Pelkos Polinskio pažymėta tuo pačiu ženklu rodo, kad jis, kaip ir istoriografijoje yra pabrėžiama, labai didelį dėmesį skiria tai vadinamai polonikai. Rinko, komplektavo, ieškojo, mainė knygas į Abiejų tautų Respublikoje išleistus leidinius. Tai čia viena knyga yra leista Helme 1790 metais,
o kita lotynų kalba, greičiausiai 17 amžiaus pradžioje ir jinai skirta Chotimo kautynėms 1673 metais. Taigi kelionės buvo labai svarbus kanalas arba priemonė, būdas komplektuoti privačias bibliotekas. Taip pat Vilniuje formavosi alternatyvūs knygų sklaidos kanalai, taip galima pavadinti pristatymo tiesiai į rankas tinklai. Na, jie yra žinomi, yra netgi terminas keliaujantis knygininkas, kromelninkas. Kaip rodo minėtas Polinskio dienoraštis, iki jam išvykstant į užsienį, pagrindiniais jo bibliotekos tiekėjais buvo žydų kilmės keliaujantis prekeiviai. Tarkime, 1805-13 metais knygomis Polinskį aprūpindavo Leibą arba Leipka, na, nežinome tiksliai, tikslios pavardės. Yra sudėtinga kartais identifikuoti tuos prekeivius. Ir taip Polinskis, jau minėjau, turėjęs didelę biblioteką, sukaupė knygų, kurios jam paskui tapo nereikalingos. Ir štai 1824 metais jisai siūlo Varšuvos universiteto bibliotekos direktoriui, garsiam knygininkui, mokslininkui Samueliui Bogumilui Lindei, parduoti tas nereikalingas knygas. Apie tai rašo laiške. Žydų kilmės knygininkai knygas tiekė tiek Vilniaus universitetui, ypač daug 1829-31 metais, tiek Vilniaus universiteto profesoriams. Kas buvo tie tiekėjai? Turime jų pavardės. Aišku, dar reiks atlikti didelį identifikavimo darbą, tačiau galiu išvardinti. Tai Zoruchas Josielovičius, Judelis Leizerovičius, Abromas Michalovičius, be kitako universitetui pardavė 1696 metais Torunėje leistas Senekos tragedijas. Judelis Rafalovičius, beje, platino ir draudžiamas knygas ir beje, matyt, todėl eina kalba apie 1829-31 metus, kadangi tuo metu ta represinė cenzūra sustiprėjo, buvo griežtai kontroliuojama, kad tarp įvežamų knygų nebūtų knygų, kurios įtrauktos į vadinamų draudžiamų knygų sąrašus, jie pradėti publikuoti Rusijos imperijoje, taigi nustatyti, kurios draudžiamos buvo pakankamai nesudėtinga. Taip pat platino tas knygas Rubenas Rafalovičius ir įdomu atrodo, kad tų keliaujančių knygininkų veiklą kontroliavo knygyną Vilniuje turėjęs Benjaminas Vulfovičius, dar vadinamas Wolfsono. Jis turėjo vadinamų lenkiškų knygų knygyną Vokiečių gatvėje, profesorienės Šulcienės name. Na ir būtent tas knygynas 1829 metų rudenį po savininko mirties buvo perkeltas į kitus namus numeris 402 Vilniaus gatvėje. Taigi alternatyvi antrinė knygų rinka užpildė spragas, suteikė galimybę trokštamų, kartais draudžiamų, taip pat seniau leistų antikvarinių leidinių įsigyti ne tik institucinių, bet ir privačių bibliotekų savininkus. Apskritai ši tema labai plati knygų plitimo, jie apima ir prenumeratą, ir muitinės konfiskuotų knygų sklaidą. Tarkime, yra duomenų, kad Vilniaus muitinė konfiskuodavo vėlgi dažniausiai iš žydų prekeivių kontrabandinės prekes, tarp jų ir knygas, sudarydavo jų sąrašus ir paskui skelbdavo aukcionus. Jos galima buvo įsigyti. Taip pat ta alternatyvi antrinė knygų rinka apima ir nelegalią prekybą, tarkime, pavogtomis knygomis. Yra žinoma byla apie knygų vagystę Vilniaus universiteto bibliotekoje 1823 metais. Dėl Filomatų Filaretų bylos jinai taip iki galo ir nebuvo išrutuliota, tačiau minėtas Kazimieras Kontrimas yra palikęs labai platų aprašymą, ataskaitą apie tyrimą, iš kurios aiškėja, kad knygas užsakinėdavo tiesiog
kadangi jų trūko, tarkime, medikai, daug medicinos srities knygų buvo pavogta, beje, paperkant sargą, kuriam buvo duota kepurė ir 1 sidabro rublis. Ir nemažai knygų, ten beveik 100 tomų, palaipsniui buvo išnešta, bet, Kazimiero Kontrimo dėka daugelis jų buvo grąžinta į Vilniaus universiteto bibliotekos fondus. Taigi tema labai plati, bet turime dar ir kitų klausimų. Taigi kitas klausimas, ką pavyko aptikti naujo tyrinėjant asmeninės Vilniaus universiteto profesorių bibliotekas – Jozefo Franko, Mickevičiaus, Snedeckių, Bojanaus, Lelevelio ir panašiai. Pavyko surinkti ir susisteminti duomenis apie daugelio profesorių asmeninės bibliotekas. Galima teigti, kad galbūt ne 100%, bet daugelis profesorių turėjo didesnės ar mažesnės bibliotekas. Iškalbingas šio požiūriu patologijos ir higienos profesoriaus Augusto Bekių pareiškimas 1818 metais paprašius pateikti pageidaujamų įsigyti Vilniaus universiteto bibliotekai veikalų sąrašą. Cituoju. Visus veikalus reikalingus dėstomam dalykui turiu savo asmeninėje bibliotekoje. Pagalba, kurios norėtųsi iš Vilniaus universiteto bibliotekos, yra garsiausių akademijų ir mokslo draugijų darbų atgabenimas ir papildymas. Taip pat pilno medicinos mokslų laikraščio rinkinio įsigijimas. Pavyzdžiui, Salzburge medizinisch-chirurgische Zeitung, vokiečių kalba. Citatos pabaiga. Taigi, ta citata rodo, kad matyt ne tik tai Bekių, bet ir kiti profesoriai turėjo, rinko, kaupė savo asmeninės bibliotekas, nes Vilniaus universiteto biblioteka, nepaisant didelių pastangų, nepaisant Jozapo Zavadskio, Friedricho Morico įtraukimo į komplektavimo darbus, jie už didžiulės sumas gabendavo knygas Vilniaus universitetui, tie procesai užsitęsdavo. Tarkime, yra išlikę duomenų apie tai, kad vėlgi mano minėtojo muitinėje knygos pragulėdavo ilgai, būdavo tvarkoma visa dokumentacija, siunčiamas pranešimas universitetui. Kai kuriais laikotarpiais reikėdavo sudarius atsiųstų knygų sąrašą, nusiųsti tą sąrašą į Sankt Peterburgą, ten jis buvo patikrinamas dėl cenzūros dalykų, paskui grįždavo Vilnių ir panašiai. Taigi susidarydavo labai dideli ilgo tarpai, o mokslininkams, kaip ir šiais laikais, reikėdavo operatyvios mokslinės informacijos, ypač tiksliųjų gamtos mokslų, medicinos mokslų atstovams. Taigi, natūralu, kad jie buvo priversti kaupti, naudodamasi savo asmeniniais kanalais, pašto paslaugomis, buvo siunčiamos knygos iš visos Europos, komplektuoti savo asmeninės bibliotekas. Taigi, tarp tų didžiausių asmeninių bibliotekų savininkų paminėtini Jonas Andrius Lobenveinas, medikas, kurio biblioteka po mirties 1820 metais buvo įsigyta, joje buvo 1325 tomai už 1000 sidabro rublių. Jokūbas Briote, greičiausiai jo knygas paveldėjo būsimas Vilniaus civilinis gubernatorius Piotras Hornas. Pareigas ėjo 1824-28 metais, vedęs profesoriaus podukrą. Taigi, va čia irgi svarbus tas knygų perdavimo, paveldėjimo procesas. Štai čia turime iš Vrublevskių bibliotekos fondų Vilniaus civilinio gubernatoriaus Horno. Tiesa, čia spausdintas, pasirašyta 1828 metų potvarkį pavieto maršalkoms. Taigi Hornas buvo svarbi figūra tiek Vilniaus miesto gyvenime, kurį laiką vadovavo paštui, buvo turtingas, įtakingas asmuo. Todėl matyt, 1820 metais minėta paveldėtą iš Briote biblioteką Hornas pardavė už didžiulę sumą 4726 sidabro rubliai Vilniaus universitetui. Ir čia noriu atkreipti dėmesį šitą dalyką, dar jį reikės patyrinėti. Matyt, šitos bibliotekos įsigijimas be jokio aukciono, tiesiogiai nurodžius
Rusijos švietimo ministrui gavus leidimą. Tas įsigijimas rodo ir kita vertus tai buvo tam tikra paskata neformuoti Vilniuje tos vadinamos aukcionų tradicijos. Knygos buvo įsigijamos dažniausiai knygų rinkiniai tiesiogiai. Gavus informaciją, kad kažkas turi, kažkas ruošiasi parduoti knygas, tiesiog nesivarginant, nes iš esmės tos aukcionus, apie juos dar kalbėsim, bet iškart noriu pasakyti, organizuoti reikėjo daug pastangų. Įsitraukdavo Vilniaus magistratas, reikėjo skirti atitinkamus išmanančius tą reikalą žmonės, pareigūnus. Taigi Vilniaus universitetas nuėjo kitų kelių, skirtingai nuo vakarų Europos beje, ir tų aukcionų čia, kalbant apie profesorių, Vilniuje, taip, bibliotekų pardavimą varžytinėse, taip, tokių atvejų turima, nedaug. Didelę biblioteką turėjo medikas Vincentas Herberskis, apie 2500 tomų biblioteką testamentu jis užrašė Vilniaus universitetui. Taip pat Janas Kantichodanis apie 430 tomų panašiai testamentų užrašęs Vilniaus universitetui. Apie 2000 tomų asmeninę biblioteką turėjo jėzuitas Juozapas Mickevičius. Manoma, nėra 100% įrodyta, kad jis buvo poeto Adomo Mickevičiaus dėdė. Jo biblioteka, kaip vėliau matysime, buvo parduota varžytinėse. Didelę biblioteką buvo sukaupęs Janas Nedeckis, dovanojo ją universitetui. Biblioteka buvo atgabenta iš Jašiūnų, kur Snedeckiai gyveno 1831 m. vasario 24 d. Joje buvo 1720 tomų. Pavyko nustatyti, kad tik dalis Jozefo Franko bibliotekos jam išvykstant iš Vilniaus 1823 metais birželio pabaigoje su žmona ir tarnaite Pelagija Zablocka bei kamerdineriu Antano Klausharu į Austriją buvo parduota varžytinėse. Kitą dalį Frankas pasiūlė pirkti pagal sąrašą, kurį peržiūrėjęs prefektas Grodekas atrinko 103 tomus, cituoju, svarbių, retų ir geros fizinės būklės knygų. Jas bibliotekai 1823 m. Liepos 9 d. perdavė Franko mokinys Adolfas Abichtas. Turime knygą priklausiusią Abichtui iš Vrublevskių bibliotekos, knyga prancūzų kalba. Tai būtent meistro profesoriaus Jozefo Franko knyga, skirta kaltūnui. Kaltūnas tai yra tokia, plika polonika, liga, iš esmės matyt menama, tačiau netgi pats Frankas ir kiti medikai XIX amžiuje manė, kad tai yra specifinė abiejų tautų respublikos žmonių liga, ten, vienu žodžiu, ir rašė knygas skirtas šitai lygai arba reiškiniui, kuris greičiausiai susijęs su paprasčiausiu nevalyvumu, nešvara ir panašiai. Grįžtant prie Jozefo Franko bibliotekos, reikia pažymėti, kad joje buvo įvairiausių knygų, ne tik medicinos. Tarkime, tarp tų knygų, kurias perėmė universitetas, buvo Italų Parnasas, tai yra tokia daugiau literatūros meno periodinis leidinys, mokslo menų ir amatų enciklopedija, italų dailininko Antonijaus Kanovos darbai, inkunabulų netgi buvo, tačiau tie inkunabulai Franko bibliotekoje vėlgi vaidino tam tikrą vaidmenį, tai buvo medicinos sričiai skirti darbai, tarkime apie sveikatos išsaugojimą 1421 metai. Beje, įvertintas bibliotekininkų 2 sidabro rubliais. Tai nemaži pinigai, tačiau naujos knygos kainuodavo 3 ir 5 sidabro rublius, tai tiesiog galima suvokti, kad tos senos antikvarinės knygos kitai buvo vertinamos XIX amžiaus pradžioje. Beje, dabar tas inkunabulas yra saugomas Vernackio bibliotekoje Kijeve. Čia būtų atskira tema, kur iškeliavo tos knygos, bet po universiteto uždarimo
dalis rinkinių iš karto, o kiti paskui jau po medicinos chirurgijos akademijos uždarymo taip iškeliavo dažniausiai į Kijevą, taip pat Charkovą ir kitus universitetinius miestus. Buvo ir paleotipų, ir istorinių veikalų, Euzebijaus Cezariečio bažnyčios istorija ir kiti darbai. Na ir ką dar pavyko nustatyti, tiesa, užuominų apie tai buvo istoriografijoje iki šiol, tačiau istorijos archyve neseniai pavyko peržiūrėti labai įdomų 1825 metais sudarytą daugiau kaip 1000 tomų Franko bibliotekos katalogą knygų, kurios buvo nupirktos už 700 sidabro rublių jau vėliau, greičiausiai 1825 metais. Taigi išvažiavus jau Frankui iš Vilniaus ir pardavus, kaip jau buvo minėta, dalį knygų, greičiausiai tokių, kurios jam nelabai buvo jau reikalingos, buvo nupirktos ir atiteko universitetui, tiksliau medicinos institutui, o paskui minėtai medicinos chirurgijos akademijai. Taigi, trumpai tariant, šitas atvejis yra svarbus, rodantis, kaip buvo elgiamasi su knygomis išvykstant kažkur kitur. Tai šiuo atveju Frankas neišsivežė tų knygų, galbūt tik tai kai kurias pačias svarbiausias, nes transportavimo kaštai buvo dideli. Beje, neišsivežė jis ir baldų, yra išlikusių duomenų, kad 1823 metų rudenį baldai Franko vadinamam name buvo parduoti aukcione. Tai yra pranešimas minėtame Lietuvos kurjeryje. Dar keletą žodžių norėčiau pasakyti apie profesoriaus Bojanaus biblioteką. Tai yra europinio lygio mokslininkas, jis Vilnių paliko 1824 metais, kaip rašoma dėl ligos, iš tikrųjų mirė po kelių metų Darmštate. Taigi Bojanas yra dovanojęs rinkinį Vilniaus universiteto bibliotekai jau XIX amžiaus pirmame dešimtmetyje. Tačiau dabar neseniai paskelbtas straipsnis apie Bojanaus testamentą, sudarytą 1826 metais Darmštate. Ir norėčiau jį pacituoti, kadangi tas testamentas, ta formuluotė, kuri susijusi su knygomis, panaši į Vilniaus universiteto profesorių testamentus, tiesa, nedaug dar jų turime. Taigi citatos pradžia Bojanaus testamento. Mano knygos, tarp kurių yra retų ir vertingų graviūrų, kantriai surinktų ir kurių vertė manoma viršyje 1000 talerių, bei 500 tomų kitų kūrinių, kurių dauguma buvo kruopščiai atrinkti, atiteks mano sūnėnui Eigenbrotui, jei šis palikimas bus laikomas tikra malonė, kaip aš manau, remiantis asmeniniu skoniu ir santykiais mainai su 600 talerių, už kuriuos jis bus atleistas nuo palūkanų pirmus 4 metus, paskui turės mokėti įprastus 5% arba sumokėti kapitalą ir panašiai. Kitaip tariant, dar buvo iškeltos tam tikros sąlygos, bet akivaizdu ir kiti šaltiniai rodo, kad tos knygos atiteko vis tik sūnėnui, kadangi jis irgi buvo mokslininkas. Kita vertus, vėlgi, tas testamentas rodo, kad Bojanas greičiausiai didesnę knygų dalį iš Vilniaus išsivežė, taip skirtingai nei Frankas, nes vargu ar būtų spėjęs surinkti, taip mirė po kelių metų Darmštate, tokį vertingą rinkinį. Taip, ne tik tai spaudinių, bet kaip ir minėta graviūrų. Beje, Bojanas buvo labai geras dailininkas, galbūt ir taip galima pasakyti. Jisai savo knygas, pasamdęs, aišku, tam tikrus meistrus pagal jo užmanymą, tos knygos buvo puikiai iliustruojamos, graviruojamos. Ten, pavyzdžiui, yra Vėžlio, jis yra išleidęs darbus apie
apie Vėžlį, taigi vat, tos iliustracijos yra labai gražios ir testamente jis kalba būtent irgi apie tas, na, jo veikalams rengtas graviūras, jų rinkinį. Kokie šių ir kitų bibliotekų likimai? Na tai vat, kai kuriuos likimus jau nupasakojau. Kaip jau minėta, Bojanaus biblioteka atiteko palikuonėms, na, pavyzdžiui, matematiko, beje, vieno iš nedaugelių puikiai išmaniusių lietuvių kalbą, Zacharijo Niemčevskio biblioteka, taip pat iš dalies Gotfrido Ernesto Grodeko biblioteka taip pat atiteko palikuonėms. Kitos bibliotekos buvo dovanotos tiek universitetui, tiek kitoms institucijoms, pavyzdžiui, eksjėzuito Dovydo Pilchovskio, minėto Janos Nedeckio, kito rektoriaus Jano Tvardovskio arba parduotos dalimis tiek universitetui, tiek kitoms institucijoms arba asmenims, pavyzdžiui, Stepono Stubelevičiaus. Pažymėtina, kad universitetas į privatų profesorių gyvenimą nesikišo, asmeninių bibliotekų kaupimas ir palikimas buvo savininkų reikalas. Tačiau vadovybė griežtai kontroliavo universitetui priklausiusią nuosavybę, tarp jų knygas. Ir yra daug knygų sąrašų, kurie rodo, kad jie sudaryti po savininkų profesorių mirties, patikrinus rinkinį, kitaip tariant, mirus profesoriui buvo paskiriama tam tikra komisija. Na, dažniausiai tos komisijos sudėtis sutapdavo su testamento valios, testamentinės valios vykdytojų sudėtimi. Testamente dažniausiai buvo nurodytas taip asmo, kuris bus atsakingas už testamento vykdymą. Taigi buvo sudaromi sąrašai knygų, kurios buvo pasiskolintos iš universiteto bibliotekos ir tiesiog buvo saugomos universiteto profesoriaus bute. Tai istoriografijoje yra užuominų, kad profesoriai laikydavo namuose knygas ten 10, 15 ar daugiau metų, tai tokių atvejų tikrai yra labai daug. Nieko nuostabaus, kad tokių knygų daug labai buvo rasta Vilniaus universiteto bibliotekos direktoriaus bute. Jos buvo atrinktos ir 1825 metų pavasarį perduotos, taip grąžintos bibliotekai. Taip pat tuo metu buvo perduota irgi matyt Grodeko namuose saugomi 8-4 tomai iš vadinamo Grodeko seminaro. Grodekas turėjo tokį seminarą, kurį lankydavo tiek filologai, tiek kitų mokslo atstovai. To seminaro dalyviai buvo apdovanojami knygomis už gerai parengtus kažkokius darbus. Taigi jos irgi buvo grąžintos. Tiesa, šiek tiek knygų iš Grodeko bibliotekos asmeninės buvo nupirkta. Tačiau nedaug. Didesnė dalis greičiausiai atiteko palikuonėms, dukroms. Yra duomenų šiek tiek apie kai kuriuos labai vertingus rankraščius, kurie jau sklido XIX amžiaus antroje pusėje, čia būtų atskira tema. Beje, egodokumentiniuose šaltiniuose yra išlikęs trumpas Grodeko buto ir bibliotekos aprašymas, kaip ir Juzefo Franko bibliotekos. Kabineto ir bibliotekos aprašymas yra minimi, bibliotekoje buvo paveikslai, aprašymai susiję su vizitais pas profesorius, šiuo atveju pas Franką, buvo atvykę piligrimai. Jie apsilankė profesoriaus bute, jis buvo labai vaišingas, priimdavo labai maloniai atvykėlius svečius, ir išlikęs aprašymas, kaip atrodo profesoriaus butas. Panašiai knygos buvo sugrąžintos iš Mickevičiaus, Juzepo Mickevičiaus turto paveldėtojų. O čia tas atvejis tikrai labai įdomus, nes pateiktas didelis sąrašas knygų, kurios buvo universiteto nuosavybė, bet jos rodo Mickevičiaus skaitymo pomėgius. Yra nemažai lietuviškų knygų lietuvių kalba, o žinoma, kad Adomas Mickevičius gyveno dėdės bute kurį laiką. Tai vat, čia galima tiesiog, hipotetiškai teigti, kad galbūt Adomas Mickevičius
turėjo galimybę arba susipažino su tais lietuviškais leidiniais, beje, jie leisti daugiausiai Mažojoj Lietuvoje. Profesorių testamentinės valios vykdytojai buvo dažniausiai artimiausi bičiuliai. Akivaizdu, kad bendruomenės akademinės nariai, pavyzdžiui, Niemčevskio turto dalybas kontroliavo profesorius Janas Noska, profesoriaus Gerberskio dovanojusio biblioteką universitetui testamentinės valios vykdytojais buvo profesoriai Simonas Malevskis ir minėtas Janas Noska. Jie vadinami egzekutoriais, testamentinės valios vykdytojais. Jiems kildavo įvairių problemų. Pavyzdžiui, Gerberskio atveju reikėjo sugrąžinti knygas, paliktas Gerberskio mokslinės kelionės metu Krokuvoje, Paryžiuje, apmokėti skolas ir išlikusi korespondencija su knygininkais, pavyzdžiui, Paryžiuje. Taigi tas darbas nebuvo lengvas. Aišku, reikėjo viską atlikti greitai, etiškai. Aišku, reikėjo vėlgi prašyti pinigų, nes biblioteka dovanota, o liko skolos. Taigi universitetas skirdavo dar pinigų ir toms skoloms sugrąžinti. Kurios bibliotekos išparduotos varžytinėse. Jau buvo minėta apie Franko dalies bibliotekos išpardavimą varžytinėse, kuriuose, cituoju patį Franką, daug žmonių įsigijo vieną ar kitą dalykėlį, kad turėtų prisiminimą apie mane. Frankas rašo savo atsiminimuose. 1823 metais Vilniaus universiteto biblioteka iš Filomato Vernikovskio įsigijo knygų būtent iš tų varžytinių, nes Vernikovskis matyt dalyvavo tose varžytiniuose, nusipirko knygų ir paskui jas perpardavė Vilniaus universiteto bibliotekai. Tai yra toks įdomus atvejis, bet greičiausiai rodo pakankamai komplikuotus Franko ir universiteto vadovybės santykius. Yra žinoma, jis savo atsiminimuose rašo apie, jo manymu, netinkamą tvarką, jisgi pretendavo netgi rektorius, tačiau netapo juo, netinkamą tvarką Vilniaus universitete prašo. Taigi, greičiausiai susiję su tais dalykais, nes Frankas galėjogi tą visą biblioteką iš karto parduoti universitetui, tačiau ar dėl kainos nebuvo sutariama. O beje, jis atsiminimuose rašo, kad nenorėjęs siūlyti bibliotekos savo tėvo, Jono Petro Franko, kuri beje iškeliavo į Rusiją, bibliotekos universitetui, nes būtų kilęs įtarimas, kad čia jis nori pasinaudoti, kad čia, vienu žodžiu, naudojasi savo kaip iškilaus profesoriaus tokia padėtimi ir panašiai. Tai greičiausiai taip pat buvo ir su jo asmeninė biblioteka ir jinai išpardavinėjama varžytinės ir, kaip jau buvo minėta, didesnę dalį, paskui jau išvykus Frankui, paliktą Vilniuje didesnį bibliotekos dalį universitetas nupirko. Juozapo Mickevičiaus asmeninė biblioteka, kurioje buvo fizikos, matematikos, chemijos, filologijos, istorijos, filosofijos darbų, turto paveldėtojai, jų greičiausiai sprendimu, tikrai buvo parduota varžytinėse, nes yra žinoma, kad knygų tose varžytinėse įsigijo garsus mokslininkas vėliau iškeliavęs į Čilę Ignotas Domeika. Yra išlikęs Ignoto Domeikos ego dokumentiniuose šaltiniuose toks įrašas, tokia informacija. Galimas daiktas, kad jau po universiteto uždarimo Vilniuje, Savičiaus gatvėje numeris 29, viešose varžytinėse buvo parduodami profesoriaus chirurgo Jono Friedricho Niškovskio bibliotekos likučiai, keli šimtai rinktinių veikalų, estampų ir žemėlapių. Varžytinės svarbus antrinės rinkos elementas. Kaip jis funkcionavo? Privačių bibliotekų aukcionai buvo rengiami dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai tai bibliotekos savininko mirtis, poreikis padalyti turtą tarp įpėdinių, tai Juozapo Mickevičiaus atvejis. Kartais už knygų pardavimą gauti pinigai buvo panaudojami nepilnamečių vaikų išlaikymui, išsilavinimui. Kita priežastis, kuri irgi jau išryškėjo, tai persikėlimas, išvykimas į kitą vietą, galimybė peržiūrėti sukauptą turtą, įskaitant knygas, atrinkti labiausiai reikalingas, o likusias parduoti. Iš esmės tai yra Juozapo Franko atvejis. Pasitaikydavo, kad bibliotekos savininkas patirdavo finansinių sunkumų, o tai savo ruožtu lemdavo jo turto pardavimą teismo sprendimu. Galimas daiktas minėtas
profesoriaus Briote atvejis. Bet šiandien dažnai sunku nustatyti, ar aukcione buvo parduodamos visos tam tikros asmens surinktos knygos ar tik dalis kolekcijos. Netgi jeigu išlikęs inventorius, neaišku, ar yra dalies bibliotekos ar visos bibliotekos inventorius. Greičiausiai, dažniausiai ir aptarti pavyzdžiai rodo, kad būdavo parduodama dalis kolekcijos. Apskritai, knygos istorija rodo, kad nuo 16 amžiaus tarp surašytų knygų svarbiausi, brangiausi, vertingiausi veikalai nepatekdavo. Jie atitekdavo artimiausiams asmenims tiesiog ir likdavo jų nuosavybė. Neturime daug duomenų apie varžytinių organizavimą Vilniuje. Akivaizdu, kad juos organizuojant daugiausiai prisidėjo Vilniaus magistrato pareigūnai, o iniciatyvos teisę turėjo turto paveldėtojai, taip pat Vilniaus žemės pavieto teismas, Vilniaus pavieto bajorų globos tarnyba, policija, muitinė, bet dažniausiai minėtas Vilniaus magistratas, jo pareigūnai. Kaip vyko varžytinės, gerai atskleidžia 1814 m. skelbimas Lietuvos kurjeryje. Cituoju, mirus Valentinui Znamerovskiui, Lucko prelatui ir skolastikui, buvusiam vyriausios seminarijos regensui, priminsiu, kad vyriausia seminarija priklausė Vilniaus universitetui, taigi jis buvo universiteto bendruomenės narys, remiantis Lietuvos Vilniaus gubernijos valdybos įsakymu, vykstant bylai Vilniaus žemės teisme, siekiant surinkti lėšas ir užgesinti skolas, minėtas teismas paskyrė viešą licitaciją kilnojamo turto esančio minėtos vyriausios seminarijos žinioje. O Vilniaus universitetas paskyrė Langevičių, profesorius, teologas, dabartinį regensą deleguotų atstovų, su kuriuo suderinus yra paskirti magistrato šio dalyko žinovai, atkreipiu dėmesį į terminą dalyko žinovai, maistrai kunštų, parengė inventorių ir turto vertinimą. Tai yra judamų daiktų, garderobo, stalo įrankių, patalinės, taip pat vežimų ir įvairiopų knygų, taip inventorių ir turto vertinimą. Na ir toliau nurodoma, kur vyks aukcionas, kada ir nuspręsta, priimtas sprendimas, skelbimą 3 kart pateikti apie varžytinės Lietuvos kurjeriui. Ir iš tikrųjų, kaip rodo šaltiniai, skelbiant aukcioną, 3 kart Lietuvos kurjeriui būdavo paskelbiamas ta žinia, kad būtų informuoti, galimi turto paveldėtojai ir aišku, suinteresuoti nusipirkti kažką pigiau tarp jų knygų. Dalyko žinovai Vilniaus magistrate paminėti neatsitiktinai, nes tokius pomirtinius inventorius jie sudarinėdavo jau 17-18 amžiui. Būdavo kviečiami, jeigu būdavo knygų vertinimo ekspertai, dažniausiai 18 amžiui tai buvo bibliopolos, knygų prekeiviai arba knygrišiai. 19 amžiui kartais buvo kviečiami ir Vilniaus universiteto bibliotekos atstovai. Vilniaus universitetas tais atvejais, kai buvo varžomas jų darbuotojų turtas, skirdavo savo atstovus. Tai minėtas Langevičius čia buvo paskirtas. O pavyzdžiui, 1809 metais mirus be testamentų, čia vėl svarbus dalykas, universiteto bibliotekos pagalbininkui Bovardui Darmantie, čia vėl įdomus, prancūzas, dirbęs Vilniaus universiteto bibliotekoje, ir universiteto sekretoriui Odachovskiui, valdybos universiteto posėdyje, dalyvaujant rektoriui, kitiems profesoriams, buvo nuspręsta daiktus parduoti licitacijoje, tai yra varžytinėse, ir paskirti atstovus į tas varžytinės adjunktą Bakovskį ir jau universiteto administracijos atstovą Feliksą Mežijevskį. Ir kaip rodo universiteto protokolai, tas turtas buvo išparduotas, vieno Bovardo Darmantie turtas buvo kainuotas 551 rublių, Odachovskio, o Bovardo Darmantie vos 114 rublių. Iš viso gauti 635 rubliai ir tą sumą Mežijevskis perdavė universiteto kasai. Dar reiks aiškintis, bet yra užuomenų, kad tarp Bovardo Darmantie turto buvo ir knygų. Įdomus atvejis ir tuo, kad praėjus 2 ar 3 metams Vilniaus miesto magistratas pranešė, kad gautos
pretenzijos dėl mirusio minėto Vilniaus universiteto sekretoriaus Odachovskio palikimo. Taigi, būdavo įvairiausių atvejų. Greičiausiai pretenzijos reiškia, kad, mirus be testamento buvo argumentuojama, kad, nežinojo, kad mirė tas sekretorius, neperskaitė skelbimo, čia vėlgi, matyt, buvo kontrargumentas, reikia skaityti spaudą, 3 kartus skelbiami skelbimai. Kai baigėsi byla, nežinia. Kur ir kaip minėtieji aukcionai vykdavo. Išparduodamų varžytinėse daiktų aukcionai vykdavo dažniausiai Vilniaus rotušės, kartais muitinės, žemės teismo patalpose, bet dažniausiai privačiuose Vilniečių, tarp jų profesorių namuose. Va šitas dalykas yra svarbus, kuris rodo, kaip ta varžytinių tradicija, kultūra plačiai buvo apėmusi visuomenę. Dabar mes su tokiais dalykais nebesusiduriam. Pavyzdžiui, ketinančios persikelti iš Nemėžių naują rezidenciją netoli Balstogės grafienės Pranciškos iš Butlerių, tų Butlerių, kurie įsteigė Marijampolės Marijono vienuolyną, Radvilienės, tai Butlerytės Radvilienės, stalo reikmenų, drabužių, veidrodžių, laikrodžių, šviestuvių, baldų viešas aukcionas 1817 m. spalio 3 d. turėjo vykti Vilniaus universiteto rektoriaus Simono Malevskio namuose. Va čia vėlgi įdomu, kad tiek rektorius Malevskis, jis minimas ne kartą, kad jo namuose parduodamos ir įvairios sėklos, sodinimui, taip, daržui, kitų profesorių būtuose, kaip būtuose, namuose. Čia jau kalbama apie mūrnamius, o ne apie būtus netoli Vilniaus universiteto, nes universiteto profesoriai turėjo ir savo namus mūrnamius, ir užmiestį rezidencijas. Taigi mūrnamuose būdavo parduodamos ir įvairios transporto priemonės. Galima vėlgi čia atskirai svarstyti apie tą Vilniečių daiktų pasaulį. Pavadinimai ypač populiarius buvo Varšuvoje, paskui ir Peterburge tai pagaminti. Pagaminti vežimai, karietos ir taip toliau. Tai profesoriai irgi įsitraukdavo į tuos dalykus. 1823 m. Liepos 13 d. konfiskuotų prekių, daugiausiai siuvimo medžiagų, taip pat 3 spausdintų žydiškų knygų ir 1 Safjanų įrištos užrašų knygos viešas išpardavimas turėjo vykti Vilniaus muitinės patalpose. Varžytinės miesto policijos sprendimų daiktų, tarp jų bibliotekos, likusių daiktų po Valentino Pšenickio mirties 1832 m. sausio 18 d. buvo nuspręsta surengti Andrejevo namuose, Aušros vartų gatvė 11. Taigi, aukcionų vykdymo topografija labai plati. Jeigu pažiūrėtume Vilniaus 1808-1809 metų planus, tai tie aukcionai apėmė, aišku, visų pirma, senamiesčio dabartinę teritoriją, bet ne tik. Vilnius tuo metu plėtėsi. Tarkime, yra minimas moters, nežinia kodėl, išparduodamos didelės bibliotekos aukcionas netoli dabartinio Pylimo gatvės. Tai yra vienintelis, galbūt atsiras daugiau duomenų, moters, taip, būtent bibliotekai išparduoti, taip skirtas aukcionas paminėtas Kurjer Vilenski. Sunku pasakyti, kokios buvo priežastis tos licitacijos, tačiau, įvairiai galima svarstyti. Žodžiu, dar lieka erdvių tyrimams. Koks buvo asmeninių bei viešųjų bibliotekų rinkinių paleidimo į rinką mechanizmas? Aukcionai yra antrinės knygų rinkos elementas. Tačiau jie Vilniuje nebuvo paplitę, jau minėjau, dėl kokių priežasčių. Vilniaus universiteto, tarkime, profesorių ir administracijos noras išvengti papildomų
kontrolės, taip pat organizacinių mechanizmų. Beje, nežinome ne vieno aptariamo laikotarpio spausdinto aukciono asmeninės bibliotekos katalogo, o jie buvo masiškai paplitę ir spausdinami Vakarų Europoje. Karaliaučiuje, Gdanske, pavyzdžiui, Gdanske pirmas privačios bibliotekos katalogas skirtas aukcionui buvo spausdintas 1672 metais. Neišlikęs, o išlikęs išsaugotas 1678 metais. Žvelgiant dar toliau, Liuvene buvo universitetas, jau 1644 metais buvo priimti labai svarbus ir detalūs sprendimai apie aukciono organizavimą, kad aukcioną patvirtina rektorius. Vedėjas turi parengti katalogą, platinamas katalogas gavus rektoriaus pritarimą, aukciono vedėjo knygyno senos knygos parduodamos aukcione kartu su užrašytomis naudotomis knygomis ir panašiai. Reiškia, nuostatai apėmė aukciono organizavimą. Vilniaus universiteto, pasižiūrėjus nuostatus apie aukcionus, beveik nekalbama, tiesa, jie minimi ten, kur Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius, prefektas yra įpareigojamas sekti naujienas, taip pat apie aukcionų organizavimą, tačiau ne Lietuvoje, Lietuvoje turbūt irgi, bet ypač užsienyje, kaimyninėse šalyse, ir tikrai yra duomenų nemažai, kad tų knygų Vilniaus universiteto biblioteka tuose aukcionuose įsigydavo, pavyzdžiui, Berlyne, atsigabeno knygų iš Berlyno, iš Gdansko. Ir aišku, kad daugiausiai tai buvo jau nebe naujos arba antrinėje rinkoje funkcionavę knygos. Kaip Vilniaus visuomenės garbus nariai įsitraukdavo į aukcionus? Iš esmės aš jau į tą klausimą atsakiau. Profesoriai sekė aukcionus, informuodavo vadovybę ir bibliotekininkus apie numatomas varžytines. Minėjo aukcionus Berlyne 1827, Gdanske 1826 metais. Apie aukcionus taip pat buvo sužinoma minėtų mokslinių kelionių į užsienį metu, informuojama vadovybė, siūloma netgi tarpininkauti, dalyvauti aukcionuose įsigyjant knygas. Pavyzdžiui, aktyvus šito požiūriu buvo labai dvasininkas, unitas, profesorius Mykolas Bobrovskis. Ar Vilniaus miesto valdžia reguliavo antrinę knygų rinką? Akivaizdu, kad antrinė knygų rinka, aukcionų tvarka buvo Vilniaus magistrato kompetencijoje. Tačiau iniciatyva, kaip jau minėjau, priklausė kitoms valdžios ir teisminėms institucijoms. Kita vertus, antrinė knygų rinka apskritai buvo reguliuojama pasitelkiant cenzūrą. Ne prevencija, kuri būdinga prieš išleidžiant knygą, o paskesnė, tai yra po knygos išleidimo, peržiūrint mano minėtus katalogus. Tokiu būdu netgi buvo galimybė įsibrauti į tą privačią erdvę, nes jeigu privačios bibliotekos katalogė, inventoriuje būdavo minima kažkokia draudžiama knyga, jau buvo imamasi priemonių, kaip ją išimti iš apyvartos. Taip pat Vilniaus valdžia akivaizdu reglamentavo, tačiau ir centrinė valdžia prisidėjo, reglamentavo gatvės prekeivių arba kromelninkų veiklą. Taip, tačiau, čia jau dažnai įsikišdavo ir Vilniaus miesto policija, taip pat Vilniaus generalgubernatūros institucijos. Ar galima lyginti knygų įsigijimo būdus ir procesus su tuo, kas vyksta dabar? Tai lyginti galima, bet daug kas neatpažįstamai pasikeitė. Vilniuje beveik išnyko gyvieji antikvariatai. Vaikštydami po Vilnių matome, yra ten minetų, dar kažkiek, tačiau tiek, kiek jų buvo prieš 20-30 metų, tikrai nebėra. Kita vertus, aukcionai, meno rinka persikėlė virtualią erdvę. Ir
tuose aukcionuose, jų veikloje esama akivaizdžių elementų pasiskolintų iš varžytinių klasikos. Tai ir katalogų sudarimas, ekspertavimas, vertės nustatymas, kainodara. Tiesa, dabar tuose aukcionuose vyrauja nebe knygos, o meno kūriniai. Tiesa, kartais paleidžiama labai įdomių spaudinių, kuriuos galima įsigyti ir kartais pakankamai už prieinamą kainą. Pabaigoje noriu padėkoti padėjusiems parengti šitą pranešimą Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojams, ypač Danguolei Palačionytei, taip pat kitiems atminties institucijų darbuotojams, suteikusiems galimybę prieiti ir tyrinėti tam tikrus dokumentus. Ačiū už dėmesį.